tęsime nacionalinę Kūrėme Respubliką konferenciją ir dabar atėjo metas vienai smagiausių renginio dalių. Į šią sceną pakviesime užlipti ir pristatyti 25 sėkmingiausių Kūrėme Respubliką projektų komandas. Taigi, 25 sėkmingiausi projektukai netrukus bus pristatyti. Kiekviena iš komandų turės po 2 minutės trumpam savo vykdytų veiklų ir pasiektų rezultatų pristatymui. Tikslas yra sudominti jūs ir pakviesti prieiti prie mokyklos ar kolegijos stendo projektukų mugėje, kuri vyks po pietų. Be to, kiekvienas iš jūsų savo dalyvių anketose rasite balsavimo biuletenį. Tose sektuose, kur jūs registravę gavote, ne? Ir tame biuletenyje balsavimo galite balsuoti už vieną jums labiausiai patikusių projektuką iš tų 25 sėkmingiausiųjų. Tai padaryti galėsite iki 16 valandos, kol vyks mugė. O nugalėtojo laukia prizas. Tai stengėkitės, būkite labai aktyvūs. O dabar pakviesime į sceną sėkmingiausių pilietinių veiklų komandas. Kiekviena iš jų po prisistatymų bus įteiktos Pilietinės visuomenės instituto padėkos, pažymėjimai projektukų vadovams bei žurnalo Valstybė įsteigtas prizas, metinė žurnalo prenumerata kiekvienai mokyklai ar kolegijai. Pirmieji jūsų dėmesio tikisi projektukai pasirinkę aplinkosaugos temą. Rūpinėsi aplinkos švarinimu ir puoselėjimu. Kviečiame į sceną ateiti Panevėžio rajono Velžio gimnazijos, Panevėžio rajono Paliūniškio pagrindinės mokyklos ir Utenos Vidurių progimnazijos Kūrėme Respubliką komandas. Prašom į sceną. Taip, iš karto galiu pasakyti, kad Utenos Vidurių progimnazijos komanda ruošiasi pristatyti patys pirmieji, po jų pasirodymas bus Panevėžio rajono Velžio gimnazijai. Taigi kviečiam sceną, mes panuimsime laiką, nes kaip primenu, laikas yra 2 minutės, nedaugiau, mes seksime laiką, drąsiai sceną. Tai pirmosius mes matysime, kaip jau minėjau, Utenos Vidurių progimnazijos komandą. Labą dieną, mes atvykome iš Utenos Vidurių progimnazijos. Mūsų projektuko pavadinimas Naudoju popierių, sodinu medį. Utena labai žalias miestas, tačiau jo pastarąsias vasaras neaplenkė gamtos stichijos. Buvo miesto parkuose, upių ir ežerų pakrantėse bei mūsų mokyklos kieme išvartyti medžiai. Todėl mūsų mokykla nusprendė, kad geriausia šio projektuko pavadinimą susieti su medžio tema. Pastebėję didelį popieriaus sunaudojimo kiekį mokykloje, atlikome apklausas įvairiose įstaigose šią temą ir supratome, jog didelis ir kartais ne visai tikslingas popieriaus vartojimas yra aktuali tema. Taigi iš mokyklos bendruomenės pasiūlytų idėjų pasirinkome vieną aktualiausių temų – Naudoju popierių, sodinu medį. Manau, jog visi žino, kad vienai tonai popieriaus pagaminti reikia nuo 17 iki 25 suaugusių medžių. Naudoju, neteršiu, auginu, ugdau, dirbu, oriai, jautriai užauginu. Popierių. Palaistau, optimistiškai, prižiūriu, ieškau, energingai, rūpinuosi Ir ieškau. sodinu.
Sodinu, organizuoju, džiaugiuosi, intensyviai naudoju uolę. Medį myliu, ekologiškai didžiuojasi, įsipareigoju. Taigi norime atkreipti dėmesį į jūsų popieriaus sunaudojimo kiekį mokyklose ir sodinti medelius jūsų gimtuosiuose miestuose. Kurkime žaliuojančią Respubliką. Krenta, viskas byra. Kviečiame į sceną Panevėžio rajono Velžio gimnazijos komandą. Sveiki visi šio projekto dalyviai, svečiai. Mes esame Panevėžio rajono Velžio gimnazijos mokiniai ir atvykome jums trumpai ir aiškiai pristatyti savo projektą. Mūsų projektas vadinasi Švarioje aplinkoje kyla švarios mintys. Jeigu norite sužinoti daugiau, kaip mums sekėsi, kviečiame visus ateiti prie mūsų stendo, kuris bus pirmajame aukšte. Jį puoš spalvoti balionėliai. Lauksime jūsų. Paliekame intrigą, lauksime jūsų, kad teisite ir tada sužinosite daugiau apie mus. Taigi, intriga lieka. Na va, kaip lakoniškai ir greitai. Lius, sutaupėme šiek tiek laiko ir liko paskutinioji komanda. Paliuniškio pagrindinės mokyklos komanda. Kuris? Labą dieną visiems. Viskas lūžta. Taigi. Jūsų dėmesį yra Panevėžio rajono Paliuniškio pagrindinė mokykla. Mes vykdėme projektą Gyvenk švariau. Šio projekto tikslas buvo išmokti saugoti mūsų supančią aplinką. Aplinkosaugos problemą pasirinkome todėl, kad Paliuniškio kaimas ir mokykla yra netoli Panevėžio miesto ir šalia Žaliosios girios. Todėl poilsiautojai iš miesto šiukšlina mišką ir Velens upės pakrantę. Mažai žmonių Paliuniškio kaime rūšiuoja šiukšles, todėl jas tiesiog išmeta į aplinką ir ją teršia. Į Žaliąją girią žmonės atveža ir išmeta daug senų automobilio padangų. Ir pats svarbiausias dalykas, tai norime gyventi švariau. Projekto rezultatai. Sutvarkytos Paliuniškio kaimo ir Žaliosios girios pakelės, Velens upės pakrantė, pasodinti medeliai, surinktos padangos, parengta metodinė medžiaga pamokoms apie antrinių žaliavų rūšiavimą. Mokiniai su kaimo bendruomenė surinko apie 2 tonas elektronikos elektrų. Mes tapome pilietiškesni, atsakingesni, kūrybingesni, patyrėme teigiamą emociją. Taigi kviečiame pažiūrėti filmuką apie mūsų projektą ir vėliau užeiti prie mūsų stendo.
Na štai dėkojame šiems 3 projektukams, kurie pasirinko aplinkosaugos problemą ir į sceną noriu pakviesti Karolį Sargūną, kuris yra organizacijos Darom atstovas. Taigi, sveiki visiems. Iš tiesų, kaip ir Darius minėjo, aš prisidėsiu prie tų sveikinimų ir nenorėčiau užimti labai daug laiko, bet labai džiaugiuosi apie tai, kad nemaža dalis yra aplinkosaugos projektų. Taigi, norėjau pasveikinti visus, kurie dalyvavo ir to pasakyti, kad jūs visi, kurie rengia šitos projektus, tai mes su jumis asmeniškai norėtume, jeigu jūs žinoma sutiksit, bendradarbiauti, organizuojant kitų metų Darom projektą. Tai kviečiame visus susitikti arčiau, visas komandas, kurias prisistatėme, prašom, ateikite dar kartelį scenos vidurį, paplokime jiems ir turime jų mūsų apdovanojimai, kurie tai jau bus įteikti jums. Ačiū labai komandoms, prašome užimkite savo šiltas vietas salėje. Ir toliau. Keliausime toliau. Iš tiesų, viena labiausiai Lietuvos moksleiviams ir studentams rūpėjusių temų yra krašto istorijos pažinimas. Istorijos įvykių atminties išsaugojimas, užmirštų vietų ir tradicijų gaivinimas, lankytinų vietovių turistinių žemėlapių sudarymas. Ir čia visiškai nenuostabu, kad tarp 25 sėkmingiausių net 9 projektukai, kurie pasirinko spręsti kraštotyros ir istorinės atminties problemas. Kviečiame pristatyti Alytaus Putinų gimnazijos, Kaišiadorių rajono Žaslių pagrindinės mokyklos, Kalvarijos savivaldybės Sangrūdos vidurinės mokyklos, Kauno rajono Zapyškio pagrindinės mokyklos, Pakruojo rajono Balsių pagrindinės mokyklos, Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos, Šiaulių Didždvario gimnazijos, Telšių rajono Luokės vidurinės mokyklos ir Trakų rajono Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos, kuriame Respublika komandas. Pirmoji prisistatinės Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija. Visas komandas kviečiame, visas išvardintas komandas kviečiame ateiti arčiau prie scenos. Tokiu būdu mes šiek tiek sutaupysime laiko ir viskas vyks ekspresyviau. Taigi pirmoji pristatys Skuodo rajono Mosėdžio gimnaziją ir po jos ruošiasi Trakų rajono Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija. Mes esame iš Mosėdžio, iš paties Žemaitijos pakraštį, kur vasarą surinkam vakaruojant. Buočių longa pravėlus. Daug kartų į Mosėdį važiavo, į Suvalką, į Dzūką, į Aukštaitę. Nuėję buvome mes, pat Žemaitę. Vis tiek linksma šok į Dainavą, tiek sen, tiek jaunį. Mes, Mosėdį jaunims, labai mylam savo kraštą, saugojam buočių kalbą ir tradicijas. Tad kviečiam pasiklausyti kapšinėm, skom liaudiškas dainas. O po pertraukos prašom prieiti prie mūsų sceną ir dar ne vieną dainą išgirsit, ką dainuojam. Atsikėlo darė diena, iškėlė karvytės viena, ralio karvytės, ralio, ralio, ralio. Atsikėlo darė diena, iškėlė karvytės viena, ralio karvytės, ralio.
Rajono gimnazija ir, kaip jau minėjau, antrieji Trakų rajono Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos komanda. Jūs jau pasiruošę? Puiku. Atsiprašau labai, tretieji ruošiasi Kalvarijos savivaldybės Sangrūdos vidurinė mokykla. Labadiena visiems, šiandien mes atvykome iš Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos. Mūsų projekto pavadinimas kartu bendravimas. Tu ir aš, mano mokykla. Dėmesį ekranus. Kviečiame Kalvarijos savivaldybės Sangrūdos vidurinės mokyklos komandą, o ruošiasi Šiaulių Didždvario gimnazija. Vos nenukrito. Pirmą filmuką prašiau. Man likimas dovanojo pilką dangų, sniego sodus ir pilis. Įkvepais raudonais rudenį liepsnoja. Kiekvienam plačiai duris. Man jos grožio, kiek yra, tiek ir pakanka. Jos kalba mane užbūrė amžinai. Ir tegu ją visos nekandos aplenkia. Mano žemė man vieninteliai namai. Lietuvos gimnazijos gimnazistai prisijungė prie projekto Kuriame Respubliką Algėjų ir vykdė projektą Praleisk laisvalaikį prasmingai. Mes
Kažkokia intriga mums ruošia, man atrodo. Įtariu, kad susikirtimas bus didžiausias prie jų stendo. Ačiū pagalbą. Mes tadu šiek tiek skleidėm poetą, jūs išvadinkim rezultatą, gerai? Jo. Mes nesimatom, tai yra pilietinį turizmą. Mes savo krašto ir Lenkijos Respublikos Punsko krašto kraštovaizdį tyrėm, sudarinėjom turizmo maršrutus, jais keliavome, ieškojome sąsajų tarp mūsų kraštų. Iš tikrųjų, mums labai patiko šitas projektas būtent tuo, kad nepaisant turizmo departamento ir turbūt savivaldybės trūkumo iniciatyvos ar negebėjimo sukurti turizmo maršrutus, komanda išties patys ėmėsi iniciatyvos, ištyrė galimus įdomias vietas savo krašte, sudarė maršrutus, patys jais praėjo bei įtraukė Punsko valsčiaus moksleivius. Tai iš ties ir projektas netgi tapo tarptautinis. Taip? Sužinok apie mus ir pažink mus. Tai turbūt kviečiam prie stendo. Daugiau informacijos sužinoti, taip? Ne. Ar intriga laukia? Prisijung prie mūsų, nes mes. Surandame bendraminčių. Dėkojame Kalvarijos savivaldybės Sanglaudos vidurinės mokyklos komandai ir visi kviečiame Šiaulių Didždvario gimnazijos Kuriame Respubliką komandą. Sveiki, ar žinote, kur buvo kunigaikščio dvaras Šiauliuose? Ar žinote, iš kur pakilo pirmasis oro balionas Lietuvoje? Ar žinote, kur vyko pirmas žemės ūkio parodos? Ar žinote, kur buvo stebiamos lietuviškos knygos spaudos draudimo metais? Visa tai vyko Šiaulių Didždvario parke. Ex nihilo nihil fit, niekas iš nieko neatsiranda. Ir tai yra mūsų mokyklos šūkis, kurį mes pritaikėme šiam savo projektukui. Dėl to, kad Didždvario parkas taip pat iš niekur neatsirado. Ir šio projekto dėka mes galėjome atkurti savo parkų istoriją praeitį, ją supažindinti ne tik su savo gimnazijos mokiniais, bet ir su Šiaulių miesto bendruomenė. Taigi, šio projekto siekis mes norime įrodyti, jog kiekvienas gali atkurti istorinę praeitį savo aplinkoje ir tai mūsų manymų yra labai svarbu. Todėl daugiau informacijos, jeigu norite sužinoti, atvykite prie mūsų stendo, kur yra parašyta Didždvario gimnazija, mes su jūs maloniai pabendrausime ir įteiksime lankstinukų. Ačiū, dėkojame Šiaulių Didždvario gimnazijai ir kviečiame į sceną Pakruojo rajono Balsių pagrindinės mokyklos komandą. Labą dieną, mano vardas Reda. Sveiki visi.
Aš esu Viktorija. Mes esame jaunosios gidės iš Balsių pagrindinės mokyklos. Jomis tapome vykdydamos projektą Kuriame Respubliką. Mūsų projektukas vadinosi Balsių kaimo etnocentro sodybos turtinimas ir platesnis pritaikymas visuomenės kultūrinėms reikmėms. Manau, kad jau supratote, jog kalbame ne apie tuos balsius, kurie yra įsikūrę Vilniaus pašonėje. O aš galiu daug papasakoti apie mūsų balsius, etnocentro atsiradimo istoriją ir daugybę kitų dalykų. Taigi, Balsių kaimas įsikūręs 9 km nuo Pakruojo. Palauk, drauguži, gal geriau mūdvi pakvieskime visus prie mūsų stendo pasidomėti, ką gražaus nuveikėme mūsų etnocentre. Tiesą sakai, juk pasidžiaugti tikrai turime kuo. Pameni, kaip visą praeitą rudenį tvarkėme apleistą sodybos ūkinį pastatą, kokį laužą šiukšlių buvome sukūrę. Na, o man labiausiai patiko rinkti senovinius buities rakandus klėdelės ekspozicijai. Kiek daug malonių žmonių buvome sutikę ir visi labai džiaugiasi mūsų darbais. O aš galvoju, kad bus lengviau parengti surinktų eksponatų aprašą. Pasirodo, darbelis ne iš lengvųjų. Gerai, kad kultūros skyriaus specialistė Marytė mums pagelbėjo. Na, o kai mūsų sutvarkytame ūkinėme pastate vyko mėgėjiškų teatrų šventė, joninių šventė, neslėpsiu. Mane apėmė didžiulis pasididžiavimo savimi jausmas. Visko ir nepapasakosi. Tad sustokite prie mūsų stendo, pasižiūrėkite, o jei susidomėsite, kviečiame atvykti ir į Balsius, esančius Pakruojo rajone, Šiaurės Lietuvoje. Ačiū uždėmesi. Dėkojame Balsių pagrindinės mokyklos komandai ir sceną kviečiame Kaišiadorių rajono Žaslių pagrindinės mokyklos komandą. Mes atvykome iš Žaslių, nuo Žaliųjų ežerų. Ten, kur Liminas banguotas, Tanas Blinda nufilmuotas. Kartą atlėkė laiškelis iš pačios šalies širdies, įžiebė troškimą keisti. Šaukė, širdom diskutavo, kol suguldė mintį savo, iš širdis tėvų kaimynų, Žasliai mūsų visų gimtinė, mano čia namai ir tavo. Mintis klykdamos ieškojo ir kelionėn paviliojo, ten, kur protėviai gyveno, kur namelis skruzdėlynas aplink raudoną gotiką pilkavo, ten, kur kadais aikštį sutūpė, pirklių tautos įvairios krautuvėlės miestelyje gyvavo. Kaip brangiausiai lobyną sunešėm VVV erdvėn sukėlėm ir čia foje padėjom, kraipti protėvių būties, kad pasaulis sužinotų. Kaip mes plušom per metus, ką pamatėm ir supratom, kaip išmokome branginti savo tėviškę namus. Akmenėliai mūsų krantų, jums giliai širdin te krinta, te pažadina troškimą išvalgyti savo gimtinę. Kurkime bendrus namus! Dėkojam. Ir toliau į sceną kviečiame Telšių rajono Luokės vidurinės mokyklos komandą. Labą dieną, mes esam tikri žemaitė, atvykę iš Telšių rajono Luokės vidurinės mokyklos. Mūsų idėja buvo rengti 3 kartų žmonių prisiminimus ir sudėti knygėlį praeitimi ir dabartimi grįsti keliais per laukį. Nuo dabar mes padainiausime žemaitišką, o dainiausime savo kraštą himną. Mas iš laukų
skinti žemaitė, bus tvirta ir Lietuva. Aplankykit brolėses, aukštą kalną Šatrijos, pamatysit Laukės miestą ir dar pusę Lietuvos. Pamatysit Laukės miestą ir dar pusę Lietuvos. Ačiū labai, bent jau supratau, kad iš Šatrijos kalną kvietė, ne? Tikiuosi, kad jūs daugiau supratot. Gerai, ir mūsų laukia dar paskutinės komandos prisistatymas, tai yra Kauno rajono Zapyškio pagrindinės mokyklos komanda. Prašom. Sveiki, mes Zapyškio pagrindinės mokyklos mokiniai pasakėme savo. Atraskime upelį iš naujo. Susidraugaukime su upelio gyvenančiais vyresnio amžiaus žmonėmis. Domėdamiesi tarp savo gimtinės upelį ir jo apylinkių istoriją. Savo atradimais dalindamiesi su kitais per savo sukurtus informacinius stendus, elektroninės enciklopedijas, renginius bei pokalbius, kurdami upelio apylinkių žemėlapius. Upelis mums, kaip nenutrūkstama gija, tarp praeities ir ateities, vyresniosios kartos ir vaikų bei jaunimo, senbuvių ir naujakurių, mažų šaltinių ir didelių upių. mokinių mažų darbų ir savivaldybės strateginių planų dermės. Kviečiame prisijungti prie mūsų ir atrasti savo upelį į gyvenimo vandenyną. O čia mūsų darbų upelis į pilietiškumo vandenyną. Ir be abejo, prašome apsilankyti prie mūsų stendo. Dėkojame paskutiniai komandai pasirodžiusiai ir dabar kviečiame visas komandas, kurios pasirodė šiame bloke, kviečiame jūs visus į sceną. Tai yra Kaišiadorių rajono Žaslių pagrindinė mokykla, Kalvarijos savivaldybės Sangrūdos vidurinė mokykla, Kauno rajono Zapyškio pagrindinė mokykla, Pakruojo rajono Balsių pagrindinė mokykla, Skuodo rajono Mosčio gimnazijos, Šiaulių Didždvario gimnazijos, Telšių rajono Lokės vidurinės mokyklos ir Trakų rajono Lentvario Matėjuškio rajono gimnazijos Kūrėme Respubliką komandos. Čia geras klausimas, kaip atskirti kur kokios? Partneriai projekto yra lituanistų sambūris, tokia organizacija jungianti lietuvių kalbos mokslininkus ir mokytojus. Ir tas projekto partneris nori kraštotyrinius projektus irgi apdovanoti, kuriuos juos išskirt, pabrėžti nauja kita pasirodžiusia knyga Donelaičio metais įskaitytais aktoriaus Rolando Kazlo. Ir šitie metai yra sukirčiuoti taip, kad kiekvienas lietuvis galėtų juos gražiai skanduoti. Tai aš kelias knygas padovanosiu ir labai noriu pakviesti Jeronimo Ralio gimnazijos prezidentą, kurio šaunų projektą ir jų komandos šaunų projektą mes matėm čionai, kurie liko už ribos, bet buvo labai šaunus. Ir kadangi ši gimnazija jau išmoko skanduoti į hegzametrą Ralio vertimą Iliadą ir Odisėją, jiem pirmiesiam Donelaičio metai, kad jie išskanduotų ir Donelaičio metus taip pat puikiai, kaip Odisėja ir Iliada.
Netinkamų skirimų ženklų niekas neturi. Jūsų plovimai dar kartelį visiems ir dėkojame šiandieniems projektūrams, kurie pasirinko spręsti kraštotyros ir istorijos ateities problemas. Ačiū Jums labai. Nusilenkėm ir žygiam į savo vietas. Dabar į sceną norėtumėm pakviesti nemažą būrį jaunų žmonių, kurie savo projektų veiklomis sprendė įvairias socialinės problemas. Vienos mokyklos atkreipė dėmesį į silpnesnius ar jaunesniuosius visuomenės narius. Kitos nepabūgo iššūkio imtis klausimų aktualių visai Lietuvos visuomeniai, kaip pavyzdžiui korupcija ar emigracija. Savo veiklas ir rezultatus scenoje kviečiame pristatyti Anykščių Antano Baranausko vidurinę mokyklą, Jonavos Raimundo Samalevičiaus pagrindinę mokyklą, Kaišiadorių Vaclovo Gižudo progimnaziją, Kauno rajono Domeikavos gimnaziją, Ukmergės Dukstynas pagrindinę mokyklą ir Utenos Adolfo Šapokos gimnaziją. Primename, kad kiekvienam prisistatymui yra numatyta 2 minutės laiko. Stenkitės įtilpti į tą laiką. Taip, tai pirmuosius šioje scenoje norime mes pamatyti Utenos Adolfo Šapokos gimnaziją, o ruošiasi po jų Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla. Taigi, ponai ir ponios, aš esu Augusto Valentinavičiūtė, Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos 3C klasės mokinė, projekto Draugui rodė širdį dalyvė. Didžiuojamės, jog mes, Adolfo Šapokos gimnazistai, Dominykas, Edvinas, Laura, Valentina, aš, Augusta bei Neringa, esame čia, kad pristatytume savo projektą. Mano kolega Neringa į šį projektą pažvelgs iš emocinės pusės, o aš įvardysiu racionalią šio projekto naudą. Taigi racionali nauda yra tai, jog mes gebėjome spręsti iškilusias problemas, taip pat įgavome daug naujų žinių ir įgūdžių bei ugdėme savo pilietiškumą. Taigi problemas. Projekte Draugui rodė širdį jų taip pat neišvengti, kaip sakoma, kas mūsų nenužudo, tas padaro mus stipresnius. Sunkumai mūsų nepalaužė, todėl užsibūdiname ir pasiekėme puikių rezultatų. Projektuko Draugui rodė širdį metu vykdėme paskaitas sveikatingumo tema, kalbėjome apie rūkymo, energetinių gėrimų žalą, taip pat su žog terapija bei vandens svarbą žmogaus organizmui. Žaidėme įvairius žaidimus, kūrėme mini bibliotekas, kuriam iš savo lėšų įsigijome lentynas bei surinkome apie 500 knygų. Taip pat mokėme vaikus groti būgneliais, ženklais, labai faini instrumentai, taip kitą. Taip pat projektas Draugui rodė širdį ugdė mūsų pilietiškumą. Supratome, jog nereikia tapti didžiu, protingu dėdė ar teta, norint padaryti ką nors gerą savo šalį. Svarbu suprasti, jog mes, kiekvienas esantis, esame tėvynė. Ir jeigu mes, kiekvienas, būsime teisingi, tai tėvynė bus teisingi. Labą dieną visiems susirinkusiems. Kaip jau Augusta minėjo, aš pristatysiu mūsų projektą iš emocionaliosios pusės. Tad visų pirma, norėčiau prisistatyti. Aš esu Neringa Domašytė, Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos mokinė, 2 klasės mokinė ir projekto Draugui rodė širdį vykdytoja. Tad visų pirma, jau minėjau, kad pristatysiu iš emocionaliosios pusės, tad pradėkime. Norėčiau pasakyti, jog visi, tiek besigilinantys reabilitacijos centre, tiek mes vykdytojai, galime sutarti dėl vieno tikrai dalyko. Jog mes savo laiką išnaudojame turiningai ir veiksmai. O kitas dalykas, kodėl mūsų visų širdis buvo kupinos džiaugsmo, yra tas,
jog mes kiekvieno užsiėmimo metu gaudavome kiekvienam žmogui reikalingo nuoširdaus bendravimo dozę. Tai yra labai svarbu. Ir kaip visi žinome, jog sėkmingas bendravimas pamažu ugdo mūsų pasitikėjimą savimi. O šis jausmas mums yra labai svarbus. Ir juk visi žinome šią tiesą, jog jeigu mes savimi nepasitikėsime, tai kas pasitikės mumis. Ir kaip matote, visos mūsų vykdytos veiklos, visi rezultatai susiveda į vieną, į laimę. Ir mes dėl to labai džiaugiamės, kad apibendrinimą noriu skirti kelis mūsų projekto teigiamus rezultatus. Turiningai išnaudotas laikas, susirasti nauji nuoširdumą rodantys mums draugai ir vykdydami projektą jautėmės, kaip jau minėjau, laimingi. Ir tikimės, ir manome, jog mes padarėme laimingus ir besigydančius reabilitacijos centre. Ačiū už dėmesį ir visus kviečiu už mus balsuoti, o jeigu kokių nors kilo klausimų, reikite prie mūsų stendo ir mes būtinai jums visus jūsų klausimus atsakysim. Ačiū už dėmesį. Laukiame prie mūsų stendo. Dėkojame Utenos Košovos gimnazijos komandai ir kviečiame Ukmergės Druskinos pagrindinės mokyklos komandą. Prašom. Oho, kiek daug žmonių ir aš beveik nieko nepažįstu. Kaip man baisu, kaip man susirasti nors vieną draugą. Draugų ieškai? Eime. Mes Ukmergės Druskinos pagrindinės mokyklos mokiniai, pradinukai ir vyresnieji drauge, kūrėme draugišką mokyklą. O visus, manau, visi suprantate, jog geriausiai sujungia daina. Para, papa. Taigi, labai visi lauksime prie mūsų stendo, kuris yra pirmame aukšte. Ieškokite. Balsuokite numeriu 112. Grupa klasių valandų. Tai jeigu Kaune žinote, prie jūsų kas nors prieis ir paklaus draugų ieškai, tai nesupraskite to tiesiogiai. Gerai, ačiū Ukmergės Druskinos pagrindinei mokyklai ir Kaišiadorių mokslo mokykla po gimnaziją dabar pasirodys scenoje, o po jų ruošiasi Jonavos Raimondas Kamarevičius pagrindinė mokykla. Aš į Lietuvą grįšiu, o tu? Toks yra baltų gandrikų šūkis.
Mes atstovaujam Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnaziją ir viena iš pagrindinių veiklų buvo filmo spektaklio Migracijos tema Mėnulio šokėja kūrimas, filmavimas, nufilmavimas, pristatymas. Todėl mūsų prisistatymas ir bus video forma. Kviečiame pažiūrėti, manau, jūs rasite mūsų stendą lengvai su mūsų afiša. Ir jeigu galima, pritempinkite salėje šviesas ir kviečiu pasižiūrėti. Vadovavo migracijai. Pažįstami draugai, giminaičiai, dėdės, tetos, mamos, tėčiai, dukros, sūnus. Kažin rastumėme Lietuvoje nors vieną šeimą, kurios vienaip ar kitaip nepalydė migraciją. Aš nežinau, kiek tai toks gal nori, manau, gal tu viską žiūri, tu daug tai nieko gyvenime nėra. Tai nėra gyvenime. Neskėsiu apie tai, kaip čia lengva. Tiesiog pabandysiu sudaryti įspūdžius. Tai, kurie išvažiavo, reikia grįžti. Žmogus gyvenimas neveiklo takelis iš taško A į tašką B. Grįžtų žemėlapis. Mūsų bet tame žemėlapyje mes patys susikūrėme. Todėl sugrįžtume vėliau. Ir kokaino plastai. Nekenčiu tavęs suktis tas gyvenimo probandas. Ne visada svajojau turėti tikrus namus. Tokius, į kuriuos norėtųsi sugrįžti. Ir galvoju, kad jis yra gyvenime, kuris imigrantas toks žmogus, kuris niekada nieko nepasiūs kaip namuose. Nei emigracijoje, nei ten, kur gyvenimo. Jūsų buvimai neskambėjo Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos prisistatymui ir kviečiame į sceną Jonavos Raimundo Samulevičiaus pagrindinę mokyklą. Norint išmokti skaityti, pirmiausia reikia išmokti raidžių. Norint išmokti pilietiškumą, irgi reikia mokytis ir ne nuo 9 klasės, bet nuo vaikystės, nuo pat pradžių. Mūsų projekto buvo tikslas mokytis būti piliečiais ir mokyti būti piliečiais kitus. Kad mes išmokom, tai iš tikrųjų turbūt jūs dabar patys pajusite, klausydami pačių mergaičių sukurtos dainos. Didžiausiais darbais, nors mūsų tiek nedaug. Ištiesti rankas, skubam į ateitį. Ginsim tave, įdėsim tave, savo darbais, kas ir norėsi. Ginsim tave, įdėsim tave, savo darbais, kas ir norėsi. Era vandenynų,
kviečiam visi prie mūsų stendo sužaisti mūsų sukurtą žaidimą. Ačiū Jums labai, Jonavos rajono Samanėžno kūrinio mokykla ir kviečiame Kauno rajono Domeikavos gimnaziją. Sveiki visi, mes esame Domeikavos gimnazija ir mūsų projekto pavadinimas yra Auginkime vieni kitus. Mūsų projekto veiklą pamatysite filmuke, o jeigu kils kokių klausimų, mielai kviečiame prie mūsų stendo. Domeikavos gimnazija ir paskutinioji šiame bloke yra Anykščių Antano Baranausko vidurinės mokyklos komanda. Sveiki visi. Mes esame iš Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos. Mūsų projekto pavadinimas yra Skaidrumo laboratorija ir mes vykdome prevencinę veiklą skirtą kovai prieš korupciją. Mes vykdėme akciją Nenusirašinėk, plakatų konkursą, taip pat kalbėjome su Transparency International ir policijos atstovais. Daugiau apie mus filmuke. Čia pavaizduotas vėliukas, blogio tamanas, kuris geriausiai išmano žmonių silpnybės. Jis savo meškerę, ant kurios kaip masalas pakabintas doleris, gundo ir pavergia žmonių širdis, o malda tampa Dieve dolerį, kuris esi mūsų širdise. Nors ir kaip gaila bebūtų, žvejyba sėkminga, o kai žemėje tampa vis tamsiau. Todėl būkime tai žiburėliai žemėje,
žemėje, šviečiančiai savo sielą, iš kurios kyla malda. Tėve mūsų. Na, o dabar kviečiame visas šias mokyklas, prisistačiusias kviečiame visas į sceną. Dar kartą priminame, kad yra Anykščių Antano Baranausko vidurinė mokykla, Jonavos kaimo Samolevičiaus pagrindinė mokykla, Kaišiadorių Vaclovo Giržudo gimnazija, Kauno rajono Domeikavos gimnazija, Ukmergės Durstynas pagrindinė mokykla ir Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos komandos. Taip, kol dovanoja, jūs galite visi ploti, nes prisistatymai tikrai buvo šokas, išgyvena daug gražių dainų. Ir dar vėliau galėsime apžiūrėti dar ir jų stendus. Tai buvo ta grupė, kuri, savo veiklomis sprendė įvairias socialinės problemas. Dar kartą plojimu jiems visiems, dėkojame jiems, nusilenkame ir einame į savo vietas. Ketvirtoji mokyklų ir kolegijų grupė gyvenusi projektą Kuriame Respubliką ėmėsi jaunam žmogui itin aktualių klausimų – jaunimo, užimtumo ir profesinio orientavimo arba verslumo. Kaip su šiomis užduotimis sekėsi susidoroti, papasakoti kviečiame Kėdainių Aušros sveikatinimo ir sporto pagrindinę mokyklą, Palangos senąją gimnaziją, Palangos Vlado Jurgučio pagrindinę mokyklą, Panevėžio kolegijos Rokiškio filialą, Utenos rajono Užpalio gimnaziją, Veisiejų technologijos ir verslo mokyklą ir Vilniaus Užupio gimnaziją. Kviečiame jūs visus į sceną. Jūsų plojimai šiam mažam komandam. Ir pirmoji į sceną užlis mums prisistatyti Vilniaus Užupio gimnazijos komanda. Kur jie? Ruošiasi Kėdainių Aušros sveikatinimo ir sporto pagrindinė mokykla. Sveiki visi, mes esame iš Vilniaus Užupio gimnazijos ir dabar norime parodyti filmuką, kuriame atskleisime, kaip mes suprantame Respublikos kūrimą.
mugės metu. Prieik. Išgirsk. Susidomėk ir įsitrauk. Ačiū už dėmesį. Dėkojame Vilniaus Užupio gimnazijai. Dabar į sceną kviečiame Kėdainių aušros sveikatinimo ir sporto pagrindinę mokyklą, o ruošiasi Palangos senoji gimnazija. Skaidrės, jei galima paleisti. Labadiena visiems. Mes atvykome iš Kėdainių aušros sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos. Mokykloje vykdėme projektą Olimpietiška mokykla, kuriuo siekiame ugdyti pilietiškumą, gerinti mokinių fizinį aktyvumą bei didinti visuomenės susidomėjimą sportu ir sveika gyvensena. Projekto vykdymo metu parengėme ir išplatinome internete apklausas sveikos gyvensenos įgūdžiai ir fizinis aktyvumas įvairiose amžiaus grupėse. Vykdėme gyvąją apklausą į žolelio arbatos akcijai populiariausiose miesto vietose. Mokykloje organizavome bendruomenės narių tinklinio treniruotes, į kurias rinkosi mokytojai, mokiniai, tėveliai, mikrorajono gyventojai, mėgstantys aktyvų laisvalaikį, norintys kartu smagiai, turiningai praleisti laiką. Taip pat mokykloje organizavome sporto renginių ciklą, kalėdinį turnyrą, velykinį šėlsmą ir sporto šventes. Projekto vykdymo metu aplankėme vaikų globos namų Saulutė, kuriuose pristatėme vykdomą projektą su globos namų vaikais, diskutavome apie sveiką gyvenseną ir kartu darėme mankštą. Organizavome ir vykdėme baigiamąjį mokyklos projektuko renginį – mokyklos olimpinės žaidynės. Įspūdingame atidarime stebėjome iškilmingą ugnies įžiebimą ir olimpinės vėliavos pakelimą. Giedojame mokyklos olimpinį himną. Olimpinėse žaidynėse dalyvavo garbingi svečiai olimpiečiai. Mokiniai rungėsi 8 sporto rungtyse. Rungčių nugalėtojams medalius įteikė olimpietis Edvinas Krungalsas. Pavasarį bendradarbiavome su Palangos sveikatos mokykla ir dalyvavome užsiėmimuose, kurių metu išmokome valdyti stresą, teisingai kvėpuoti ir maitintis. Birželį išvykome į Palangą ir keliose Palangos vietose mūsų mokiniai vykdė Flash Mob akciją, skatindami atkreipti praeivių dėmesį į sveiką gyvenseną ir judėjimo svarbą. Projekto vykdymo metu sustiprėjome kaip bendruomenė, įgavome daugiau pasitikėjimo savimi, įgijome planavimo, organizacinio darbo patirties, išmokome darniai dirbti komandoje, išaugo pasididžiavimo savo mokykloje jausmas. Net ir projektui pasibaigus tęsime bendruomenės tinklinio treniruotes, organizuojame naujus sveikatos stiprinimo renginius, kasmet tęsime olimpinių žaidynių tradiciją, vykdysime akcijas, atkreipiančias dėmesį į sveiką gyvenseną ne tik mokykloje, bet ir už mokyklos ribų. Taip pat kviečiame visus mugės metu aplankyti mūsų mokyklos stendą ir pasižiūrėti olimpinių žaidynių filmą ir gauti lankstinukų. Ačiū už dėmesį. Jūsų buvome Kėdainių aušros sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos komandai ir scenoje Palangos senosios gimnazijos komanda. Sveiki visi! Linkėjimus iš pajūrio jums siunčia Palangos senosios gimnazijos komanda. Gal galėtumėte įjungti skaidres? Ačiū labai. Tai pats. Visų pirma, aš tikrųjų noriu pasakyti, kad tiesiog yra nuostabus jausmas būti čia, tarp tiek daug puikių moksleivių, tarp tiek daug bendraminčių, kurie turi vieną tikslą, tai pagerinti mūsų šalį Lietuvą. Tai iš tikrųjų galime visi paduoti vieni kitiem už gerą tikslą. Taigi noriu pristatyti mūsų veiklos, mūsų išskirtinės veiklos, nes realiai mūsų projektukas tikrai išsiskiria iš kitų. Ir mūsų veiklos pagrindinis tikslas yra sukurti efektyvų
efektyvų tęstinumą turinti mokyklos mokinių savivaldos modelį, kurį galėtume pritaikyti kiekvienoje Lietuvos mokykloje. Tikriausiai visi žinote, kad kiekvienoje mokykloje yra mokinių savivalda. Vieni jos vadina seimeliais, kiti parlamentu, kiti seniūnų tarybomis ir panašiai. Tačiau mes pastebėjome, kad daugelis šių mokyklos savivaldų valdymo modelių yra nelabai efektyvūs. Ir todėl išnagrinėję ir išanalizavę visas problemas, nusprendėme savo mokykloje sukurti naują mokyklos savivaldos valdymo modelį. Ir iš tikrųjų rezultatai buvo stulbinami. Todėl apie šį modelį mes papasakosime prie savo stendo, tad kviesime visus prieiti ir pasidomėti. Taigi šio projekto metu mes dirbome keliomis kryptimis ir įvykdėme tikrai labai daug veiklų. Visų pirma, mes sukūrėme naują savivaldos modelį, organizavome susirinkimus mokiniams bei mokytojams, taip pat rengėme kūrybinės dirbtuves bei mokymus. Įsibėgėjus projektui nusprendėme patikrinti, kaip veikia mūsų pateiktas modelis. Todėl pateikėme anketas, kurios rezultatai parodė, jog judame teisinga linkme. Taip pat savo veiklos metu padarėme SSDG analizę, kurioje atradome ir trūkumų šiek tiek ir labai daug pliusų. Taigi, šis projektas suteikia galimybę kiekvienam mokiniui prisiliesti prie savo mokyklos valdymo, įgyti kompetencijas įvairiose srityse. Taigi, galime teigti, kad šis projektas pasiteisino ir mūsų mokykloje jis yra vykdomas jau antrus mokslo metus. Taip pat labai džiaugiamės, kad pavyzdį iš mūsų ima ir kelios kitos mokyklos. Taigi, Palangos senoji gimnazija kuria Respubliką! Kviečiame į sceną Panevėžio kolegijos Rokiškio filialą. Labą dieną visiems, esame iš Panevėžio kolegijos Rokiškio filialo, studentai. Didelio projekto Kūrkime Respubliką dalyviai. Čia esame todėl, kad esame neabejingi Lietuvai, neabejingi pilietiškumo dvasiai. Mes visi žinome, kad pasirinkti profesiją yra labai sudėtinga ir sunku. Mes dėl to sukūrėme savo projektuką tokį, pavadiname Aš myliu savo darbą ir tiesiog norėjome su juo supažindinti moksleivius, supažindinti su profesijos tą darbą, kaip daryti, tiesiog, kad pamatytų jie iš arti. Mes pradėjome didelės 3-5 moksleivių grupės į susitikimus, į įvairius profesijų su įvairiais profesijų atstovais įmonėse, ūkiuose ir įstaigose. Leidome patiems moksleiviams išbandyti darbą duoda jį svajoti arba visiškai pakeisti savo nuomonę apie to darbo privalumus. Iš tiesų, apie profesijas mes kiekvienas turim labai daug įvaizdžių, labai daug vaizdinių. Ir kaip liūdna žiūrėti, kai tie vaizdiniai subliūkšta atėjus studijuoti, žmogus sako, aš ne taip įsivaizdavau šitą darbą. Tai gerai, kad jis dar studijuoja, o nereikia jau eiti dirbti. Labai daug klausimų iškildavo moksleiviams, kurie ėjo su mumis kartu. Jie klausdavo, kuo tas darbas vargina. Kaip reikia derinti asmeninį gyvenimą su šito darbo. Kokių dalykų mokytis, kurių prireiks iš tiesų tame darbe. Iš šiuos klausimus ir daugybė kitų klausimų mes gavome atsakymus, būdami tose įmonėse ir įstaigose. Nereikia ginčytis, kaip svarbu yra teisingai pasirinkti savo darbą. Ta sako ir mūsų projekto logika. Jei mylėsi savo darbą, būsi laimingas. Jei būsi laimingas, mylėsi kitus, o jei mylėsi kitus, tai būsi pilietiškas. Viskas labai paprasta. Aš norėčiau įteikti šį šaukštą, tai yra mūsų paskutinės išvykos rezultatas. Moksleiviai susipažino su medžio drožėjo amatu ir galbūt šitas šaukštas nėra idealios kokybės, gal jis netoks lygus, bet jis pagamintas iš visos širdies. Norime jį įteikti Ievai, mūsų labai daug padėjusiai
Jautei Kabrantė. Iš visos širdies. Ačiū. Dėkojame Jums. Noriu trumpai pasakyti, kad iš tikrųjų šita komanda buvo išskirtinė tuo, mes turim čia ką tik studentus, visus studentus, kurie mokosi visą gyvenimą ir iš tikrųjų siekia savo meilę, mokslą, meilę, darbą išvesti kitus. Tai labai jiems ačiū. Tai buvo panžio kolegijos Rokiškio filialas. Į sceną kviečiame Palangos Vlado Jurgučio pagrindinę mokyklą. Labą dieną, mes atvykome iš Pajūrio ir atstovaujame Palangos Vlado Jurgučio pagrindinę mokyklą. Savo trumpų pasirodymų norime visus paskatinti prisijungti prie ekologijos tausojimo ir taipogi rimčiau žvelgti į jaunimo užimtumą. Taipogi kviečiame jūs apsilankyti pirmame aukšte prie mūsų stendo. Na ir savo trumpų pasirodymų parodysime, kaip mes kuriame Respubliką. Nėra ką veikti, gerbiamoji publika, gal nesiskųskite, kurkime Respubliką. Gal, nežinau. O ką reikės daryti? Šunis iš stadiono išvaryti. Jaunųjų šaulių sąjungą atkurti. Bendruomenę geriems darbams suburti. Mokinukus išmokyti nešiukšlinti, rūšiuoti bei išteklius tausoti. Yra ką veikti, gerbiamoji publika. Visi kasdieną kūrėme Respubliką. Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla tai buvo ir kviečiame į sceną Veisiejų technologijos ir verslo mokyklą. Paskui plojimais, tai taip. Gelsvi smėlėti Lietuvos kalnelį, žalių pušalių vainiko apgulį, o žarai, kaip mėlynos akelis, tu Dzūkija mana motulai. Dzūkaitės sesės matmenys surinkti, drobnais langučiais savo sijonų sausė. Dzūkijos kaimas giesminykių, užplėšę dainų širdį nesuspausė. Kur Dzūkijos pakraštys, Tyrmus rajonas, tyno kino pucinai, uogelas raudonas, tyliuoja ažarai ir balti rugeliai, typės kelias ant kalnų, turime lyg valiai, typės lėkai užraukti, kvepia iš kamaros, bet Dzūkaitės kaip žinia, gaspazinės geros, o ir vyrai užuolai nesuploji grybai. Dzūkai mėgsta kapciesa, kartais pasigircija ir saviem, ir svetimiem, tik nereikia pykti. Nors rugai nedideli, bet už tai maknoci, kapgi Dzūkai nepasgirs, kad ir jai pagoci. O mes tikrai pagoci. O visokio matų mokinomės Veisiejų technologijos ir verslo mokyklom. Rosu besirdami, vienas su kitu besrokuodami, mislį priėm, kad amatų mokėsi ir vardo mėgti neturėsi. Jis pagalvojo, kaip yra nuostabu ta bendrinė lietuvių kalba, nes būtų dzivų, kai susieitume visi ten palangiškiai su dzūkeliais, oi, jo ką turėtume. Ir paskutinė komanda Utenos rajono Užpalių gimnazija. Kartu ją. Sveiki visi, atvykome iš Utenos rajono Užpalių gimnazijos. Mūsų projekto pavadinimas Susiburkime ir kurkime kartu. Tad prašome visų dėmesį į ekraną.
Iškilusius klausimus atsakysime prie mūsų stendo. Ačiū. Ačiū labai, ir tai buvo jau paskutinioji Utenos rajono Užpalio gimnazija iš šios puikios ketvirtosios mokyklų kolegijų grupės, kurie gyveno šį projektą ir ėmėsi tokio ypač aktualių klausimų jaunimo užimtumo ir profesinio orientavimo arba verslumo. Kviečiame jūs visus į sceną. Ir kol komandos renkasi sceną ir laukia apdovanojimų, mes dar išgirsime trumpą eilėraštuką. Bet prašome, ateikite dovanas ir viską kitą. Aš kaip žinot, kaip nežinot, pasakiau, aš mokos kolegijai. Ir vieną seminariją būdamas man pasakė tokį vieną dalyką, kad sako, norint mokintis šnekėti, visą laiką reikia ieškoti progos pašnekėti. Reikia, nereikia, bet sako, stengti išugdyti drąsą. Tai stengiasi būti drąsus, eilėraštis. Būkim gražus, išdidus ir švelnus, tartum rasas ryten žolės, tartum paukščiai rytai neramus, nepamirštantis savo giesmės. Savo sielomis būkim poetai, būkim dieviškos meilės vaikai, ne vergai, kaliniai, ne vertėčiai, bet laisvi ir geri aitvarai. Būkim žmonės kaip bėgančios upės, besivežintis nuolat pirmin, būkim žmonės kaip jūros beribės, neišsenkantis visą jaunimą. Prašome teikti apdovanojimus, padėkas, prenumeras. Tai, kol teikiamos dovanos jūs plojate, nes pasirodymai tikrai buvo puikus. Ir plojate dar ne tik dėl to, kad tai buvo puikus pasirodymai, tai buvo paskutiniai pasirodymai. Pavyko, man atrodo, visi jau turi savo padėkas, prenumeras ir visas kitas dovanas. Tai yra visi kartu nusirakėme, jūsų plojimai ir užimamėjimas salėje. Ir iš tikrųjų, ką tik turėjome nuostabią progą išgirsti ir pamatyti, kiek šaunių idėjų slypi šiuose jaunų žmonių galvose. Ir kiek jie turi entuziazmo jas įgyvendinti. O taip, ir dar kartelį sodingiais plojimais padėkokime visoms projektų komandoms. Tiek mums, kurias matėme čia sceną, tiek visoms 120, kurios ištisus metus kūrė Mažąsias Respublikas savo aplinkoje. Ačiū jums visiems.
Pradžioje jau minėjome apie balsavimo biuletenius jūsų dalyvių aplankose ir galimybę atiduoti vieną, bet labai svarbu balsą laisvose ir demokratiškose publikos projektuko rinkimuose. Jūs dalyvauti galite tik vieną kartą ir pažymėdami tik vieną projektuką. Žinoma, nepamirškite biuletenį įmesti į balsadėžę, kurią rasite, netrukus rasite ją štai čia, štai dėkojame Agnei, žiūrėkite, kokia graži balsadėžė ir kai manote stovės jinai čia, pagalvom, kad bus lengviau jos prisikasti. Taip, tai galėsite padaryti iki pat 16 valandos, kol baigsis projektukų mugė. Na, už save nebalsuokite, balsų nepapirkinėkite, nebent kažkaip labai įspūdingai sugebėsite pristatyti savo stende, bet niekada nežinai, sako, mažo dovanėlės, kas stiprina draugystę ir taip toliau. Žodžiu, dėžė čia, žinote, ką reikia daryti. Taip, ir iš tikrųjų norėdami, kad mūsų publikos projektukų rinkimai iš tiesų būtų skaidrus ir sąžiningi, siūlome sudaryti balsų skaičiavimo komisiją iš 9 konferencijos dalyvių, kuriems teks garbė ir atsakomybė suskaičiuoti jūsų visų atiduotus balsus. Atkreipkite dėmesį tuos žodžius garbė ir atsakomybė. Jie vaikšto kartu. Tai dabar jūs turite tikrai puikią galimybę pasisiūlyti patys arba pasiūlyti savo draugą į balsų skaičiavimo komisijos narius. Siūlykite draugą geriausiai, nes dažniausiai draugas labai nori, bet nedrįsta. Taigi reikia tik 9 žmonių. Vieną ranką mačiau pačiam gale, taip? 2 rankos. Prašom ateikit čia į priekį, ateikit. Va, masikavo, kas ten masikavo, taip. Taip, kas čia dar ateina? Va čia viena mergaitė, prašom ateikite. Kas dar? Oi, ten musikuojat, labai ateikit iš pačio galo, taip. Kas dar? Jeigu vėliau ateina, pažiūrėsime, kaip mes čia turime. Kas jau pasimusikavo, ateikit ant scenos jau, ką pakvietėm. Ateikit ant scenos, pasižiūrėsime, kaip mes čia turime tų rinkėjų. Taip, viena, dvi. Valio. Viena, dvi. Aha, stop, jau neimti ant scenos. Bet kita vertus didesnė komanda, nauda didesnė, taip? Gerai, tvarkoju, tai ačiū labai, turime žiūrėkti tokią šaunią balsų skaičiavimo komandą, kuri tikrai ir padės komisiją, ką čia komanda pasakiau, komisija, taip. Galite pasveikinti plojimai savo išsirinktą komisiją. Plojam, nuginti plojimai! O jūsų darbą truputėlį pakoreguos ir padėti tą darbą praves Barbora. Štai Barbora. Barbora nusilenkia visiems, taip prisistato irgi. Valio jūsų plojimai, Barborai! Ir norėtume paskelbti iš tikrųjų jau pirmos konferencijos dalies pabaigą. Ir atėjo metas pietų pertraukai, jau dauguma keliaujate, bet tiesiog norime pasakyti trumpą informaciją, kad į salę grįžkime lygiai 14 valandą ir nevėluokime, o dabar linkime skanių jums pietų. Skanaus! O komisija nedirbti.